pradėti, nes visai nemaža auditorija susirinko. Galvojom gal į mažesnę salę, bet pasirodo ne, pakankamai. Dabar 3 dienas šitoje salėje vyksta mokytojų seminaras, mokymai, mes vadiname Žiemos akademiją. Ir čia yra daugiau negu 100 mokytojų. Iš Lietuvos Valdorfo mokyklų, iš Latvijos atvažiavusių. Ir mes mokomės intensyviai ir tikrai po visos dienos labai visko daug, jautiesi pilnas, bet pasinaudojom progą ir Romos dėka suorganizavom šitą paskaitą. Nes turime ypatingą lektorių, tikrai labai patyrusi. 30 metų buvo mokytojų Hagoje, o po to daug metų dirba įvairiose šalyse ir yra buvęs pedagoginės sekcijos vadovas, tai reiškia, tiesiog vadovavo, galima sakyti, tokiam tyrimų centrui ir Getenume, rūpinosi viso pasaulio Valdorfo mokyklomis. Ir iš tiesų tai, ką jisai pasakoja, labai įkvepia ir labai duoda tokios, net nežinau, vilties ir kažkokio įkvėpimo daryti, dirbti dėl mūsų vaikų. Ir tada jisai ir pasako mums, kokia mūsų misija kartais, kad nepamirštume. Tai šis įkalbės apie sveiką vaiką, apie sveiką gyvenimą. Tikrai didelis iššūkis šiais laikais. Tai viskas. Emilija vers. Good evening, everyone. Labas vakaras. It's a pleasure to work here with 120 teachers. Malonu dirbti čia šią savaitę su 120 mokytojų. And basically we work on health issues. Iš esmės mes irgi dirbame šioje temoje, dirbame su sveikata. You know, since a couple of years we know that education plays a role in health. Jau keletą metų yra žinoma, jog ugdymas tiesiogiai susisieja su sveikata. For decades or for a couple of 100 years we thought that these are two different realities. Prieš porą šimtų metų ar net prieš keletą dešimtmečių buvo manoma, kad tai atskiros sferos. But modern research showed us that the conditions for health partly are in the education. Bet šiuolaikiniai tyrimai rodo, jog norint turėti gerą sveikatą, tai tiesiogiai susiję su ugdymo procesu. So therefore I'm very happy that we can share that with the parents. Tai džiaugiuosi galėdamas tuo dalintis su jumis. Yeah. And I will tell you shortly, briefly, what is my vision for the future. Tai trumpai jums pristatysiu, kokią turiu ateities viziją. Because there is something very interesting. Parents educate their children. Nes kas įdomu, tėvai ugdo, moko savo vaikus. We teachers try to do the same. O mes mokytojai irgi bandom tą patį daryti. So we both work on the same. Taigi visi dirbam taip pat, ties to pačiu. So I think the future will be that we have partnership in education. Taigi manau, kad ateitis yra mūsų bendradarbiavimas, mūsų partnerystė. That it will not be there are the parents and there are the teachers. No, that there will be a partnership where schools with parents and teachers together make the school. Kad nebebus taip, jog tėvai yra savo, mokykla savo, bet tėvai kartu su mokytojais, kartu kaip partneriai kuria mokyklą. I will start with a little bit talking about health as such. Tai pradžioje tiesiog kalbėsiu apie sveikatą apskritai. And then after 15 minutes I change into health related to education. Ir maždaug už 15 minučių jau kalbėsiu apie sveikatą ir kaip jis siejasi su ugdymu. So first, a kind of a general introduction. Very long times, medical doctors, they knew nothing about health.
žodžiu, ilgiausią laiką gydytojai nieko nežinojo apie sveikatą. They knew about illness, they knew everything about sickness and so on. But if you ask them what is health, then they were quiet. Tai, žodžiu, šie gydytojai žinojo viską apie negalės ir visokias ligas, bet jeigu paklausė jų, kas yra sveikata, jie sustodavo, nutildavo. So the consequence was that for years and years, even in the United Nations, the idea was health is the absence of illness. Taigi daugelį metų visuotinis mąstymas, netgi ir jungtinėse tautose buvo, kad sveikata tai yra ligos nebuvimas. And we know today through quite important research that that is not the case. Bet dabar per vykstančius tyrimus mes žinome, jog tai nėra tiesa. The research, I mean, is the research about resilience. Pavyzdžiui, tyrimai, kurie vykdomi tyriant atsparumą. The resilience research is a research about someone has an accident. Tai tokie tyrimai, kur štai kažkam nutinka koks nors nelaimingas atsitikimas. He overcomes it. Ir tas žmogus tas atsitikimą ar kažkokį įvykį sugeba įveikti. And continues life. Ir paskui tęsti savo gyvenimą. But another has an accident. O kitam žmogui panašus įvykis nutinka. And the rest of his life he is suffering the aftermath of that accident. Visą likusį gyvenimą jis toliau patiria kentėjimą susijusiu su tuo įvykiu. Yeah. You know, this research got an important impulse after World War II. Ir šie tyrimai ypač įgavo stiprų pagreitį po Antrojo pasaulinio karo. We have seen people who were not able to overcome their trauma. Kuomet buvo žmonės, kurie niekaip negalėjo įveikti patirtos traumos. And we have seen people, who took a rest and then took up life again and continued. Nes ir kiti žmonės ilsėjosi, tą įvykį kažkaip perdirbo, suvirškino ir galėjo tada tęsti gyvenimą savo. And that research, that resilience research, is targeting on what are the conditions for that. Ir šie atsparumo tyrimai būtent ir klausia, o kokiomis sąlygomis tuomet tas atsparumas įgyjamas. And strange enough, they did not find the origin for the resilience in the DNA. Ir kas įdomu, kad genetikoje negalėjo atrasti, kokios yra to atsparumo sąlygos ar šaknys. But they found it in the experiences of little children. Bet atsparumą jie atrado būtent mažų vaikų gyvenimo patirtyse. Even in the experiences of babies. Net ir kūdikių gyvenime. So, now you understand that will be part 2 of my contribution. Now we start with the illness as such. The new definition of illness is that of health. The new definition of health is that health is a balance between okay and not so okay. Tai, o dabar kalbant apie pačią sveikatą ar naują sveikatos sąvoką, tai kalbėsime apie tai, apie balansą tarp geros sveikatos ir gal netokios geros sveikatos. If you want to know more details about that, then go into the internet and look on the lemma positive health. Tai jeigu jums įdomu, galite patirinėti šią temą, tai pavyzdžiui, pavadinimu pozityvi sveikata. Positive health. I have forgotten my notes. Can you give me my backpack? Thank you so much. And in that, there you will find something that's very interesting. There you find this spider web. Ir vienas iš dalykų, kurį galima atrasti, štai va tokį voratinklį. And in that spider web, you find here health. Štai matysim sveikata čia viršuje. Yeah. Here you find mental state. Tokia mentalinė būsena. Sakom lietuviškai. Here you find
meaningfulness in life and or work. Trečias aspektas tai prasmė gyvenime, prasmės jausmas arba darbe. Here you find circumstances Kitas punktas - aplinkybės, of daily life. kasdienio gyvenimo aplinkybės. Here you find social integration. Kitas aspektas - socialinė integracija. And here you find the capacity to act Ir gebėjimas, galėjimas veikti. And now there is a knowledge today, a research that says these 6 conditions together, they can be different. But in their difference, they make your health or not. I give you an example. Tai dabar galvojant apie sveikatą, štai yra tie 6 aspektai, kurie galėtų būti tokiam skirtingam balanse, bet kartu jie formuoja tai, kas yra mūsų sveikata. I say, for example, my health is okay. That is here, 100%. Pavyzdžiui, duos pavyzdį. Mano sveikata 100% My gera. mental state is okay, Mano 100%. vidinė mentalinė būsena irgi gera, 100%. But pity enough, Bet dėja, I have not a work that fulfills me, that But- is not meaningful. bet pavyzdžiui, dėja, dirbu darbą, kuris manęs neišpildo, jis man neprasmingas. I give you an example of not meaningful work. Duosiu kokio neprasmingo darbo pavyzdį. I was in China on Labor Day. Žodžiu, kartą buvau Kinijoje per tą darbininkų dieną. You know the Chinese they have a fantastic network of big roads, high roads, Ir žinot, Kinijoje tas highways. autostradų ir greitkelių tinklas yra puikiai išvystytas. And if you use these highways, you have to pay. O jeigu važiuoji tais keliais, reikia susimokėti. You know that. Tai aišku, čia On tai žinot. Labor Day, the highways in China are free. Then you don't pay. O žodžiu, ten tą darbininkų dieną, gegužės 1, šitie keliai yra nemokami ir jais galima laisvai važinėti. But the girls who cash there in these booths, they were sitting the whole day of Labor Day in their booths because that's their salary and had to do nothing. Bet tos, žodžiu, moterytės, kurios dirba tomis kasininkėmis, kurios Do you išmuša understand what I mean? bilietėlius, žodžiu, sėdėjo visą dieną, tą darbininkų dieną, be darbo, nieko nedarydamos. If you have had a normal school and probably also a education, then you say, oh, the meaningfulness of my life is not so high. It's just here. Tai va, tai galima pasakyti, pavyzdžiui, jeigu ten ir mokais mokykloje arba studijavai, kad galimai, pavyzdžiui, mano gyvenimo prasmė arba darbo prasmė yra maždaug tenai per vidurį, pavyzdžiui. And pity enough, I live in Kiev and there is no central heating anymore, you know. So my life circumstances are not good. O galbūt, pavyzdžiui, gyvenu Kijeve, nebėra jokio šildymo ir tai reiškia, mano gyvenimo sąlygos yra tiesiog blogos. But God thanks, I have a good social integration. Bet ačiū Dievui, mano socialiniai ryšiai, integracija gerai veikia. But because of these freezing temperatures, my capacity to act is not on the top on this moment. Bet dėl tokių šalčių ir dėl tų sąlygų mano gebėjimas veikti irgi ne visai gali veikti. So
I will help to maintain my health. So you have here a diagram, Štai tada gaunam tokią diagramą. and that diagram that shows you the conditions that make you healthy or not. Ir per ją galima pamatyti visas tas sąlygas, kurios mums padeda atpažinti, ar esam sveikatoje ar ne. Yeah. So if everything is top here, yeah, then you are in a very lucky situation. Jeigu viskas, žodžiu, yra tokioje aukščiausiai pozicijoje, tai tada galim sakyti, kad esam labai sėkmingi. But that situation can always change. Bet aišku, situacija nuolat keičiasi. There are countries where Waldorf teachers earn not so much money. So in their life circumstances, they are quite low. Pavyzdžiui, yra šalių, kuriuose Valdorfo mokytojai uždirba gerokai mažiau ir dėl to jų gyvenimo tos sąlygos, aplinkybės yra ne taip ir aukštai. But they think that they have a very meaningful work. Bet jie savo darbą vertina kaip labai prasmingą. And you know, if you think that you have meaningful work, that gives energy. O žinot, jeigu galvojat, kad jūsų darbas yra labai prasmingas, tai energijos suteikia. You see that? And that can influence your mental state. Ir tai, aišku, veikia jūsų tą vidinę būseną. So you can correct through these 6 qualities, you can correct your capacity to stay healthy. Taigi tą galėjimą, gebėjimą išlikti sveikatoje galima koreguoti atitinkamai per tuos 6 aspektus. Health is much more than we have thought till now, something that is in your own hands. Taigi sveikata yra daug daugiau mūsų rankose, negu mes iki šiol galvodavome. I give you a very striking example. Duosiu tokį ryškų pavyzdį. In my country, in Holland, is in this moment again epidemic of flu going on. Šiuo metu Olandijoje eilinį kartą gripo epidemija. And now it's so fascinating who gets it and who not. Irgi baisiai įdomu, žodžiu, kas užsikrečia, o kas ne, kas susirga, kas ne. Isn't it fascinating? Argi ne įdomu? Yeah. My wife had a serious flu a couple of weeks ago. Mano žmona prieš porą savaičių rimtai sirgo. And she said to me, sleep in the other room. Ir ji man sakė, gal tu geriau kitam kambarį miegok. I said to her, I don't like that. O aš jai sakiau, man nepatinka. That's so cold. Ten šalta. I did not get the flu. Bet aš, žodžiu, nesusirgau to gripu. Why? Kodėl? Interesting, huh? So there is an answer for that, but I will not offer you that answer. Aišku, atsakymas į šitą klausimą, kodėl aš nesusirgau, yra, bet aš jums jo nesakysiu. Probably at the end of this evening. Gal vakaro pabaigoj. But live with such a question. Why I get that flu and the other not? Galite tą klausimą tiesiog pasilikti, ne? Kodėl aš susirgau gripu, o kitas ne? So the new research on health tells us we have a bit more, our being has a influence on do I develop a disease or not. Not totally, but in tendency. Taigi, naujausi tyrimai rodo, kad mes turim daug daugiau galios savo rankose, aišku, ne 100%, bet būtent mūsų rankose slypi, ar susirgsime ar kitą ligą, ar kokia bus mūsų sveikata. Yeah. And that's now the interesting thing, that is not the case with children. Ir kas įdomu, kad šitai negalioja vaikams. Children are totally dependent on what happened around them. Vaikai yra absoliučiai priklausomai nuo to, kas jų aplinkoje vyksta. I give you now some examples about that. Pavyzdžiui,
6-month-old child Pavyzdžiui, 6 mėnesių vaikelis is in the stroller yra vežimėlyje and the mother goes shopping. ir mama keliauja apsipirkti. And it's a clever mother, so she has the stroller in the way that the child can see the mother. Ir protinga mama taip važiuoja su to vežimėliu, kad vaikas matytų mamą visada. Make sure, if you have a baby, that you always, if the baby is in the stroller, that the baby always can see the mother. Tai žodžiu, jeigu turit kūdikį, būtinai pasitikrinkit, kad jūsų vaikelis visą laiką jūs matytų. And we have also Vežimėlį. the strollers where the children look outside. That's not good. Tai nes yra tie This vežimėliai, all scientifically proved. visi, kur vaikas mato aplinką, tai čia žodžiu, nieko gero ir štai yra jau ištirta. And the child, 6-month-old, the mother goes shopping, looks at the mother, and the mother looks at the child. Taigi štai mama keliauja apsipirkti ir jinai žiūri į savo vaikelį, vaikelis žiūri į ją. That is health giving, Ir tai teikia sveikatą. because the child recognizes a part of the world through the face of the mother. Dėl to, kad vaikas gali atpažinti, būti pasaulio dalimi per savo mamą, per jos veidą. Then it happened, there is done so much research, it is so fantastic. Then it happened that the mother took her cell phone O tada nutiko taip, kad, žodžiu, mama ištraukė savo telefoną and started the conversation. ir pradėjo kalbėtis telefonu. And the strange thing is why she is in that conversation, she does not look at the child. Ir keiščiausia, kad kol ji kalba su telefonu, ji į savo vaiką nebežiūri. In that moment, the child has a signal that it sees the mother but has lost the contact with the mother. Ir vaikas tuo metu gauna signalą, kad štai mato mamą, bet kontakto nėra. And we know today that is a stress factor for a child. Ir jau dabar yra žinoma, kad šitoks įvykis yra tiesiog streso faktorius vaikui. It's a stress factor. It sees the mother, but there is no contact. Kūdikis mato mamą, bet kontakto nėra. In children's hospitals today, probably that's in your country better, I don't know, but in children's hospitals today, we get often children of 3, 4, 5 years with quite severe disturbances in their capacity to talk. Žodžiu, ligoninėse dabar atsiranda vaikų, kuriems 3, 4, 5 metai ir aš tikiu, kad jūsų šalyje yra geriau, bet, žodžiu, kitose šalyse yra taip, kad vaikai pakliūna į ligoninę, nes jie turi didžiulių sunkumų, sutrikimų kalbant. Yeah, this is so fascinating. Ir How does a child learn to talk? taigi čia labai tas įdomus klausimas, o kaipgi vaikas mokosi kalbėti? A child learns to talk because when it is going in the stroller and the mother is doing shopping, the mother talks with the child. Išmoksta kalbėti dėl to, kad mamai keliaujant apsipirkti, būnant su to vežimėliu, mama pasakoja, ką apsipirks vaikelį. Yep. My youngest daughter just got her second child, and I see that I have to look through my cell phone because she lives in Africa, and then I see that she, for hours, talks with that little boy. He understands nothing. Mano jauniausiai dukra neseniai susilaukė savo antro vaikelio ir nors jinai gyvena Afrikoje, tai mes kalbam telefonu, bet aš matau, kad jinai valandomis tiesiog kalbasi su to savo sūneliu, kuris nieko nesupranta, jei neatsako. But you see, the moment she talks nonsense to that boy, he is totally drawn into her face. Bet tuo metu, kai jinai jam pasakoja, viską iš eilės pasakoja, tiesiog nonsensą, matai, kad jisai yra absoliučiai įsitraukęs ir tiesiog įsisiurbęs į jos veidą. And this awakes in the child the energy to try it himself. And then he starts to utter and to mumble. Ir tokia veikla, jinai tiesiog prabudina tame vaikelyje
impulsą, energiją pačiam pabandyti. And what we have researched now, we have researched that even in our highly intellectual society, parents do not talk with their little ones. Ir ką dabar esame irgi ištyrinėję, kad netgi mūsų tokiai puikiai funkcionuojančioj visuomenėje tėvai kalbasi per mažai su savo vaikais. They talk into their cell phone and not to the child. Jie kalbasi telefonu, bet ne su vaikais. Stress, Ir taip kyla stresas. incapacity to have bonding. Ir taip kuriasi negebėjimas kurti ryšį. So we have to relearn a lot about what is health-giving in the life of a child. Taigi mums reikia vėl iš naujo išmokti, kas teikia sveikatą vaikui jo gyvenime. Yeah, yeah. You should know the child, the senses of the child, that is so fascinating. We can, I'm not sure if you know that, but we can shut down our senses. Nežinau, ar žinojat, kad mes galim išjungti savo pojūčius. If there would be a road here and cars would pass by, you are able to filter that out and just listen what you hear. Žodžiu, jeigu čia būtų čia pat kelias ir važiuotų mašinos, jūs visi gebėtumėt tą garsą išfiltruoti ir klausytis toliau paskaitos. Children are not able to do that. Bet vaikams tai nepavyksta. Their senses are always open. Jų pojūčiai yra nuolat atviri. For good or worse. Ir taip, visiems ir geriem, ir tiem netokiam geriam dalykam. And then we have seen in this, in the children's hospitals, that there is a new problem that is the so-called sensory overkill. Ir irgi dabar atrandama ir tyrinėjama vaikuose, atsiranda ligoninėse vaikai, kurie tiesiog patiria tą pojūčių, kaip čia išverstas, overload, tarsi pertempimą, perdozavimą taip pat. A sensory overkill or overload. They hear, they see too much. Vaikai, kurie per daug išgirsta, per daug mato, per daug tų pojūčiai dirginami. The brain cannot process that. Ir smegenys nebegali perdirbti. And if it is not processed, then it's hold somewhere where it makes a blockade. Tai ir jeigu tai nėra perdirbama smegenyse, tai tada tiesiog kaupiasi ir galiausiai tampa bloku. And believe it or not, we know today, that's research from the last 20 years. We know today if there are too much of these blockades, then you have a precondition for autism. Ir čia yra irgi pastarųjų 20 metų tyrimai, kuomet jeigu randama, kad tų blokų susikaupia vis daugiau, tai yra tokios pirmosios sąlygos atsirasti autizmui. Yeah. There is a direct relation between autism and sensory overkill in the first generation. Taigi, žodžiu, yra ryšys tiesioginis tarp autizmo ir to pojūčių perdozavimo, per didelio dirginimo. And the interesting thing is that when you talk with pediatricians, then they say 60% of all their advices to parents are educational and are not medical. Ir įdomu, kad kai kalbėsiu su vaikų gydytojais, jie sako, kad apie 60% patarimų, kurias mes duodame, yra daug labiau susijęs su ugdymu negu medicina. So we need a new understanding what little children needs to grow healthy. Taigi mums reikia vėl išmokti ir suprasti, ko mažam vaikui reikia, kad jis augtų sveikai. And my hope is that even here, the kindergartens will take up that task, that the kindergarten teachers specialize themselves in giving, be able to transport to parents what is a good start of life,
because lots of parents did not have a good start themselves. Ir mano viltis yra ir jums čia, kad būtent darželiuose, darželio auklėtojai ir mokytojai prisiims šitą iššūkį ir patiems specializuoti šioje srityje ir žinoti, kas yra sveika vaikams ir dar tai perduoti tėvams, nes daugybė tėvų nežino patys ir nepatyrė patys geros ankstyvo gyvenimo pradžios. So we do in Germany and in Switzerland and in Holland every year a survey on the health state of youth. Mes, žodžiu, Olandijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje darom tokį tyrimą kasmet apie jaunuolių sveikatą. And we see that the mental health, this block, that the mental state of the youth is in a crisis mode in this moment. Ir tikrai matome, jog ta psichologinė, mentalinė būsena jaunuoliuose yra krizinė. Of course, we say that is because of COVID. Ir dabar dažnai kalbam apie COVID tą įtaką. That's not true. Bet tai netiesa. COVID was a stupid incident. Žodžiu, COVIDas buvo toks gana kvailas atsitikimas. But the real danger Bet tikrasis pavojus comes out of the electronic industry. visgi ateina iš elektronikos tos pramonės. I told my colleagues this afternoon that just in this moment in San Francisco, in California, there is a big trial. Mr. Zuckerberg is on trial for 1,600 parents who say he have ruined the health or even the life of their children. Ir gal skaitėte netgi patys, čia visai šiom dienom ar šiandien išėjo tos žinios, kad žodžiu, Kalifornijoje 1600 tėvų patraukė į teismą Zuckerbergą už tai, kad jis sužalojo jų vaikų sveikatą ir gyvenimą. And the interesting thing is that that was also in the newspapers last days, that now Australia started to ban social media out of the life of children until their 15th years of life, or 16. Ir žinote, nes medija apie tai kalba, kad štai Australijoje įvestas draudimas naudoti socialiniam medijom vaikams iki 15 metų. You know, it does not work well. Žinot, kad tai taip jau paprastai neveikia, But that's the beginning. bet tokia bent jau pradžia. But France will do the same. Ir Prancūzija imasi to paties, Holland will do the same. Olandija taip pat, Germany is thinking about it. Vokietija masto, Because the damage that is done by this social media is incredible. nes ta žala, kurią socialinės medijos padarė, yra iš tiesų neįtikėtina. And today we did a child study with our colleagues where there was a kind of a competition between the teachers and TikTok. Ir šiandien mes atlikom vieną vaiko studiją, kur aptarėm, kad realiai patiriamos varžybos tarp mokytojo ir TikToko. Because there's a student here in this country, there are probably more, Ir štai yra, pavyzdžiui, vienas kažkoks mokinys ar she has mokinė, 16,000 followers on TikTok, mokinys Lietuvoje, kuris turi 16 000 sekėjų TikTok'e. and her life is outside something that can be human. Ir tai reiškia, kad šito mokinio gyvenimas yra tiesiog virš viso to realaus žmogiško gyvenimo. She does only learn what she wants to learn. Yeah. What she does not want, she skips. Tai mokinė, kuri mokosi tik to, ko nori mokytis, o ko nenori ir kas nepatinka, tiesiog praleidžia. Yeah, what is part of school life? Part of school life is that you are, because you love your teachers, that you are willing to do also an activity you do not like. O That's life. mokyklos gyvenimo dalis labai svarbi yra tai, jog tu, mokinys, mylėdamas savo mokytoją ir jo autoritetą, padarysi net ir tai, kas tau nebūtinai patinka. So you see, we are in a very strange situation. Tai matot, mes esam tokiai keistokai situacijai. Yeah, in a very strange situation. I will not give more examples
from Holland, we have the most horrific stories about children who are so detached to their cell phone that there is no life without that machine. Aš dabar tokių pavyzdžių nebeduosiu, bet Olandijoje mes žinom vaikų, kurie yra tiek prisirišę prie savo aparato, kad jiems be jo gyvenimas tiesiog jo gyvenimo nėra. And here we touch now the question, what is healthy education at home and for us? Taigi čia einam prie klausimo, kas yra tas sveikas ugdymas tiek namuose. And I will tiek give you mokykloje. a kind of an indication about health in childhood. Taigi, kokia ta sveikata yra vaikystėje. Here is a child, a becoming human being, and you know they have a certain qualities. They have intellect. Tai žinote, vaikai turi keletą tokių savybių. Štai vienas iš jų intelektas, mąstymas. And they do not have only an intellect, they have also very sound and very good senses. Taip pat puikiai veikiančius pojūčius. And apart from that, they have children normally have a very good memory. Taip pat įprastai vaikai turi gerą atmintį. And they have the wonderful capacity to hold a habit. Ir taip pat jie yra įgalūs formuoti ir turėti įpročius. In kindergarten, we learn to bind our shoe. Darželį išmokstam susirišti batus. Have you once asked yourself how it is possible that you have to learn that only once in your life? Ar kad nors paklausėt savęs, kaip taip įmanoma, kad tik vieną kartą gyvenime man tereikia išmokti susirišti batus. And that capacity to bind my shoe, I can hold it my whole life. Ir paskui tą gebėjimą susirišti batus aš išlaikau visą savo gyvenimą. I see how we taught our children to brush their teeth. Irgi kaip išmokome vaikus išsivalyti dantis. Once in place, it works for a whole lifespan. Kai tas įprotis yra gerai sformuotas, jis tai visą gyvenimą veiks. The same with hygienic activities and so on. Tas pats ir apskritai su higiena. So we are able to hold habits. Taigi vaikai ir mes gebame išlaikyti įpročius. And that is a condition, a precondition for our freedom. Ir visą tai sąlygoja mums gebėjimą būti laisviems. Yeah. I was once asked in Zurich to look at a child in class 1. Kartą Ciuriche manęs paprašė pastebėti vieną vaiką pirmoje klasėje. That was a funny situation because it is an absolutely normal child, nothing wrong with it, but it has one strange habit. It always came 20 minutes or half hour late in school. Tai šiaip vaikas toks absoliučiai normalus, vienintelis dalykas, kuris keista turėjo tokį įprotį, ateiti į mokyklą 20-30 minučių vėliau. So the teacher said to the mother, can we help you? Because it is just nice if we start the day together. Ir tada mokytoja kreipėsi į mamą ir sako, gal mes galim kažkaip jums padėti, nes šiaip tai būtų gražu pradėti dieną visiems kartu. And the mother said, yeah, we will manage it. Ir mama sakė, jo, viskas gerai, mes, žodžiu, susitvarkysim. They did not manage it. Bet jie nieko nesusitvarkė. So a second time we asked, what can we do? Can we help you? Ir mes vėl klausėm tėvų, ar mes kažkaip galim padėti. And then the mother said, no, we will fix it. Mama sakė, ne, mes, žodžiu, viskas tvarkysim. So they did not fix it. Bet nieks nepasikeitė. So we asked the mother then finally, now we have to take a action because this is not healthy. What is your problem? And we asked also the school doctor to be part of that conversation. What is your problem? Ir mes tada susitikom pokalbį bendram, kur dalyvavo ir mokyklos skyriuotojas ir sako, nu viskas, dabar jau reikia imtis veiksmų,
klausė tų tėvų, žodžiu, kur yra problema. And then she told us, finally, she told, Ir what was the problem? galiausiai ji mums pripažino, Every morning, when the girl, the little one, class 1, rose out of the bed, washed herself, had, now, what you do, and then, what shall I wear today? ir kiekvieną rytą toji mergaitė įsikėlusi, ten nusiprausus, visą kitą, tiesiog klausdavo, aha, ką rengtis šiandien. And she did not accept what her mother said. Now, today you wear that. Ir jinai No, niekaip- it should be that. niekaip No, it should nesutikdavo be su that. tuo, ką No, mama it should be. pasiūlydavo. So there was a daily, constant fight. What shall I wear? Kiekvieną dieną nuosekliai vykdavo kova dėl to, ką ji apsirengs tą dieną. A natural habit did not work. Taigi tas toksai natūralus įprotis apsirengti neveikia. So sometimes she called her husband, who was an architect, and then he came back from his bureau and put then something on the girl and brought her to school. Then it was the day that she was a half hour late. Tai, žodžiu, buvo dienų, kuomet tiesiog skambindavo vyrui, jisai grįždavo iš pakelių iš savo ten architektūros biuro, bet kažką apmaudavo tai mergaitė ir tada jinai tą dieną pusvalandį vėluodavo. Do you know how we cured that? Ir žinot, kaip mums pavyko šitai pagydyti? We cured that within 1 week. Per savaitę mums tai pavyko. We said to the parents, in the evening, before she goes to sleep, she can choose what she wants. Žodžiu, sakėm, jūs turite iš vakaro leisti jai pasirinkti, ką jinai rengsis rytoj. And when she have made her choice, you put that on her bed for the next morning. And then you say, that was your choice. End of the story. Ir tada, kuomet jinai pasirenka tos drabužius, jūs padedat šalia jos lovos ir ryte sakot jai, čia buvo tavo pasirinkimas, viskas. Within a week, she accepted that. Ir per savaitę ji priėmė šią naują tvarką A habit took place. ir įprotis pradėjo formuotis. And all these habits together, just imagine you have to learn every day and you to brush your teeth. Nu, You will never finish your day. Įsivaizduokit, jeigu jums kasdien reikėtų iš naujo mokytis, kaip valyti dantis. Nu, tai iš vis mes niekada negalėtumėm nieko gero padaryti, diena nesibaigs. So all this together that we call our higher functions, And they need a lot of time to install themselves. Ir visą tai kartu mes vadiname tokiomis savo aukštesniosiomis funkcijomis ir joms, kad susiformuotų, reikia daug laiko. But we have also basic functions. Bet tada turim ir tokias pamatinės, bazinės funkcijas. Basic functions. For example, our whole metabolic system. Pavyzdžiui, mūsų virškinimo sistema. Or, for example, our capacity to act, to decide, I will now do that, and then you do it. Arba, pavyzdžiui, gebėjimas veikti, nuspręsti, kad dabar kažkokį veiksmą atliksiu ir jį atlikti. Yeah. So, and in between, you see, there is the third system that is this respiratory rhythmical system. Pulse, breath, and so on. O per vidurį yra tokia dar trečioji sistema, tai kvėpavimas ir visa tai, kas yra ritminė veikla mumise, pulsas, kvėpavimas. What is now the task of education? Taigi, kokia yra tada koks yra ugdymo uždavinys? The task of education is that that we need an integration of these two systems. The nerve sense system should integrate in the basic function in the metabolic system. And if they integrate, then the third system arises. Taigi, mūsų uždavinys yra siekti to, kad šios dvi sistemos, viršutinioji ir apatinioji, būtų kartu integruotos ir tuomet trečioji irgi turi sąlygas atsirasti. That means
we have to avoid in the younger years of the children the so-called sensory overkill. We have to avoid that. Children need moments of silence, Taigi especially little ones. dėl to ankstyvoje vaikystėje labai svarbu, kad pojūčiai nebūtų perkrauti, vaikams reikalinga ir tyla. They need moments where they hear nothing, no radio, no music, no television. Vaikams reikia laiko, kuomet jie nieko kito negirdi, nei radio, nei televizijos, nei muzikos, nei dar kažko. That the system can develop. Tam, kad ta jų vidinė sistema galėtų formuotis. And that development of the nerve sense system is a slow going development. O neurosensorinė sistema formuojasi, vystosi lėtai. Yeah. You know, the child, this development of the metabolic system is faster. O tuo tarpu tos metabolinės virškinimo sistemos vystimasis vyksta greičiau. A child can walk, can stand right up, upright and walk after a year. Vaikas jau geba atsistoti, vaikščioti po 1 metų, But it cannot think after a year bet dar po metų negali mąstyti. and have no clear speech after a year. Dar po 1 metų vaikas neturi aiškių kalbėjimo gebėjimų. So this is a slow development. This is a fast development. Taigi čia metabolinės sistemos vystimasis yra greitas, o neurosensorinės lėtas. Yeah. And there was a very gifted biologist in Switzerland. Buvo toks mokslininkas biologas Šveicarijoje. Yeah. And he said this. He said, fast development is basically animal. The slow developer is the human being. Kuris taip sakė apibendrintai, kad greitas vystimasis tai labiau yra gyvūnams būdingas, o lėtas žmogui. Yeah. You know, when a horse or a pony is born, within a half hour it's on his feet. Žinote, kad gimęs koks nors arkliukas arba ponis, jisai jau per pusvalandį gali stotis ant savo kojų. Find the nipples of the mother animal. Rasti tuomet savo motinos spenelius. Bonding happens. Kuriasi ryšys. And the animal walks with the mother in the herd. The herd waits a half hour or an hour for this process. Ir jauniklis nužygiuoja kartu su savo motina per pusvalandį. The human being needs a full year for the same. Ir tam pačiam procesui kūdikiui žmogui reikia 1 metų. Yeah. Isn't it amazing? Argi neįstabu. So therefore he said, progressive development is animalistic, reduced or slowed down development is human. Taigi tas pats mokslininkas sakė, kad tas progresinis vystimasis, greitėjantis yra būdingas gyvūnams, o lėtėjantis žmonėms. But you see, we live in a society that has specialized in speeding up. Bet mes gyvenam tokioje visuomenėje, žinot, kurios specialybė yra tiesiog greitėti. Everything is always faster. Viskas turi būti greita ir vis greičiau. Therefore you see that in the Waldorf school we have a main lesson of 100 minutes. Ir štai kodėl, pavyzdžiui, Valdorfo mokykloje, kur mūsų pagrindinė pamoka yra 100 minučių. No instruction times of 40 minutes. No, we have a main lesson of 100 minutes. It was originally 120, but we reduced it here till 100. Tai šiaip šita pamoka turėtų būti 120 minučių, bet bent jau čia mūsų šalyje tai sumažinta iki 100. So we slow down. Taigi mes čia dirbame nuo lėčiau.
We give time. Skiriame laiko. We are not speeding up. Mes nebandom greitinti. Isn't it amazing? Yeah. So we will not put time pressure on the little ones. Taigi nereikėtų šito tokio laiko spaudimo leisti ant mažų vaikų. And it is for societies often so difficult to understand this new education. You are part of the new education. Eh? It's for societies often so difficult to understand that. Taigi tokios naujas ugdymo formas, o jūs esate to naujo ugdymo dalis, jas suprasti visuomeniai būna sudėtinga. I'm from a country in Holland, a very small country down there, and in that little country we have 120 Waldorf schools. Tai mūsų mažojoje šalyje, Olandijoje, mes turime net 120 Waldorfo mokyklų. And of course, the Ministry of Education is very interested in these Waldorf schools. So they do inspect us. Tai švietimo ministerijai aišku labai įdomus šitas Waldorfo mokyklos ir jie vykdo mūsų inspekciją. And then it is very funny, that's a good story. Then the inspectors came into the kindergarten. Pavyzdžiui, kartą tie auditoriai, inspektoriai atkeliavo į darželį. And the inspectors came to the kindergarten teachers and said, "Where are your children?" Ir žiūrėjo ir sako, aha, tai kur vaikai visi? And then the teacher said, you see them there, they play outside. Sako, pažiūrėkit, jie žaidžia lauke. And the inspector said, "They play?" Yes, we said, Tas "They play." inspektorius sakė, jie žaidžia? Aha, žaidžia. They took their papers and wrote, "Lost time." Į savo lapus jie parašė, žodžiu, laiko švaistimas. Yeah. Lost time means you miss the money from the state for the playtime. So we went to the chief inspector and said, "Mister, do you know the United Nations?" "Yes, we know." "And do you know what is in the Charter for the Childhood?" "No, I don't know." Now, in the Charter for Childhood in the World Health Organization of the United Nations is written, "The children's right to play." Taip, tai, žodžiu, mes tada pamatėm tos užrašus, einam pas tą inspektorių pasikalbėti ir sakom, jūs ar žinote apie Jungtinės tautas ir Pasaulio sveikatos organizaciją? Nu, žinom. Ar žinote apie tokią hartiją apie vaikystę? Nu, ne visai žinom, o ten yra parašyta, kad vaikai turi teisę žaisti. And at the same time, we offered him, of course, lots of scientific proof that children learn most from their own play. Ir kartu mes jiem pateikėm daug tų mokslinių tyrimų, kuriuose būtent ir tyriama, kad vaikai daugiausiai išmoksta per savo pačių laisvą žaidimą. So we said to this chief inspector, or you change what there is written, or we go to court, but you will lose. Ir mes sakėm, tai arba, žodžiu, jūs inspektoriai čia pataisot, ką parašėt savo lape apie laiko švaistimą ir pinigų švaistimą, arba mes tiesiog eisim į teismą ir mes laimėsim. Of course he did not say we will do that. Inspector will never do that. So he said to us, we will discuss it. Aišku, inspektorius mums tikrai nepasakė, taip pataisau, jis sakė, mes apie tai pasikalbėsime. Yeah. We have learned this behavior just that you know it. It's not important to know, but it's just so funny. We have learned this behavior from our Belgian friends. The Belgians, they have in their weapon a red lion, and they go together with the Catholic Church again and again to court to fight for the basic rights of new education. Tai čia tiesiog nėra taip svarbu, bet norim pasakyti, kad šitie Olandai mes išmokom tokios technikos iš belgų, kurie šalia yra, kurie tiesiog nuolat eina teismus, kartu susivienyje su katalikiškom mokyklom ir tiesiog kovoja dėl tų
bazinių vaikų teisių. So we give the children in the kindergarten lots of free time to play. Štai kodėl darželyje vaikai gauna daug laiko žaisti. But we teach them also to do dishwashing. We have no dishwashing machines in the kindergartens. No, they do it themselves because that develops the habit life. Bet kartu mes šios vaikus mokome plauti indus ir neturim indaplovių darželyje, nes šitaip formuojame jų įpročių gebėjimus. And at the end of the day, they clean their own room. Ir vakare jie taip pat tvarko kambarį. The plastic toys in that basket. The pebbles in that basket. Taigi akmenukai tam krepšyje, tie plastikiniai žaislai. Do you have plastic toys in kindergarten? Therefore, I say it. Tie žaislai plastikiniai ten. Of course we have plastic toys. Aišku, kad yra plastikinių žaislų darželį. The pebbles there, the pine cones there, the wooden toys there. So that by doing, they structure their life. Taigi jie tvarko medinukus ten, kankorėžius ten, akmenukus ten ir taip darydami jie mokosi struktūruoti savo gyvenimą. So, and they, in the morning, they prepare the table for breakfast, the O little ryte ones. pusryčiams taip pat paruošia stalą. Because we know that meaningful action, not through the brain, but meaningful action out of habit is the best protection against ADHD. Nes yra žinoma, jog prasminga veikla, ir tai nėra mąstymo veikla, bet būtent praktinė veikla, yra geriausias būdas saugotis nuo dėmesio sutrikimo, nuo hiperaktyvumo. You know, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, what does that mean? That means that integration does not function. Then here happens something and here happens something different. Tai ką reiškia šitas sindromas? Tai reiškia, kad nėra integracijos tarp aukštesnių ir tų bazinių savybių. Reiškia, kažkas vyksta vienose funkcijose ir visai kitose. So the kindergartens have an incredible important role in the basic health condition of children. Taigi štai kodėl darželiai turi labai svarbią rolę, kuriant vaikų tiesiog bazinę sveikatą, pagrindinę sveikatą. By the play, the time to play, by the play together, to do rounds, to sing songs. Visą tai, kas vyksta darželėje, laisvas žaidimas arba bendras žaidimas, dainos, kitos veiklos. And do these basic activities. Ir visos tiesiog paprastos veiklos. Visą tai svarbu tiesiog daryti. So if we would have now, you and we, if we would have a partnership between parents and teachers, then we would say to you, then we would ask you, can you understand what is our drive? Tai dabar, jeigu mes būtumėm tokia geroj partnerystėje, mokytojai ir tėvai, mes paklaustumėm jūsų, ar žinote, kas mus veža? For all what I said now, there is scientific proof. Na, visam tam, ką čia pristačiau, yra moksliniai pagrindimai. And if you say now that sounds reasonable, then we would ask you, please help us that the children are not raised in a sensory overkill. Tai jeigu, But that makes the education so difficult. tai jeigu jūs galėtumėt pasakyti, kad tai, ką čia kalbėjom, skamba racionaliai, tada mes prašytumėm jūsų, prašom, padėkit mums tos vaikus kartu auginti, kad jie nepatirtų to pojūčių ar sensorinio tiesiog pertekliaus ir negalėtų to pakelti. Ir kas sakė paskutinį dalyką? So, Taip, nes tada ugdymo procesai taip sunku įgyvendinti. yeah.
Make sure that they have moments of silence. Žodžiu, užtikrinkit, kad vaikai turėtų laiko And tylai, that they sleep enough. kad pakankamai miega. And with our question to you would be, our wish to you, don't put them under the age of 7 in front of a screen. Don't do that. Ir kitas dalykas tai būtų, kad nestatykit vaikų, nesodinkit prieš ekraną iki 7 metų, tiesiog nedarykit to. And now I will explain to you why we have that wish. Ir dabar paaiškinsiu, kodėl mes šito trokštam. If the kindergarten teacher or the class teacher tells a story we have in our curriculum that we tell lots of important stories out of all cultures. Jūs žinote, kad mes savo ugdymo programoje turime pasakoti daug įvairiausių istorijų iš įvairių skirtingų kultūrų, tiek darželyje, tiek ir mokykloje. If we tell a story to our students, to our children, what happens in them? Tai kas vyksta vaikuose, kuomet mes tiek darželė, tiek mokykloje mokytojai pasakojam istoriją? I tell you, that is really magic. It's pure magic. Tai But tiesiog here we magiška. tell that story. The children listen to that story. It comes through their ears. But what happens then? They build from what they have heard an inner mental image. Taigi vaikai klausosi, tai ką jie išgirsta, jie eina į pro jų ausis, o tada, kas vyksta jų viduje, formuojasi vidinis vaizdinys. And that mental image is a product of intellectual creativity. Ir tas vaizdinys kyla iš to, tokio mąstymo kūrybiškumo. It's a primitive form of creativity, of intellectual creativity, that mental image. Taigi šitas gebėjimas kurti vaizdinį, tai jau yra tokia pati pradžia, ar primityvi forma to, kas yra kūrybiškumas ir kūrybinis intelektas. Now imagine the kindergarten teacher or the class teacher tells well. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu tas darželio auklėtojas arba tas klasės mokytojas gerai pasakoja istoriją. Probably she has engaged herself in what she tells. Tai tikėtina, kad jinai labai įsitraukia į tą istoriją, kurią pasakoja. We hope that they are able to do that. Ir mes tikimės, kad mokytojai ir auklėtojai gali tai padaryti. Then image after image will develop within the head of the child. Taigi vaiko viduje, jo galvoje formuojasi vaizdinys po vaizdinio. And when the story is over, the children say, wasn't that amazing? Ir pasibaigus istorijai, vaikai tiesiog iškvepia, kaip buvo čia nuostabu. So hold this. When we tell a story, we do not tell that because of the story. We do that because we activate a very basic intellectual creativity that later becomes a creative mind. Tai mes, turėkit tai omeny, labai svarbu, mes pasakom istoriją ne dėl pačios istorijos, o dėl to, kad tuo metu mes aktyvuojame gebėjimą kurti vaizdinį, kas yra tas kūrybinis intelektas ir vėliau taps tiesiog kūrybiniu mąstymu, kūrybinė jėga. So basically we make sure that the children in the class 1, 2, 3, 4, 5, 6 hear every day one story. Taigi mes siekiame ir užtikriname, kad vaikai kiekvieną dieną 1, 2 iki 6 klasės išgirstų bent vieną istoriją. Not more. Ir daugiau ir nereikia. Because if I tell a second story or a third story the same day, then the first images are erased. Nes jeigu pasakoju kokią 2, 3, 9 istoriją, tuomet pirmosios istorijos vaizdiniai nunyksta. And if we would have that partnership, then we would ask you, tell in the evening your child before it goes to sleep a story.
O jeigu mes dirbam štai partnerystėje kartu, tai mes sakytumėm jums tėvams, o vakare, atėjus vakarui, jūs pasekit ar paskaitykit kažkokią istoriją. Yeah, I had a friend, he passed now away, he was our PA teacher, our sports teacher. And he told his own children every evening a self-made story. And every day he continues that. Turėjau tokį bičiulį kolegą, kuris pas mus dirbo sporto mokytoju ir kuris kiekvieną vakarą savo vaikams pasakojo istoriją, kurią pats sukūrė ir kiekvieną vakarą jis toliau ją tęsdavo ir kurdavo. Yeah. Isn't it amazing that he activates also his own intellect? Kad jisai, tokiu būdu jisai suaktyvino ir savo paties intelekto. Now, what happens now if we put a child in front of the screen? Taigi, kas nutinka, jeigu vaikas šitame amžiuje yra prieš ekraną? Then the brain gets the image and does not produce it itself. Tai smegenys It gets the image. gauna vaizdinį, kuris yra ir nekuria to vaizdinio pačios smegenys. And the brain falls flat. Ir taip tiesiog smegenys, kaip ta kreivė lyginasi. You should know that is already known for more than 20 years, because we know for more than 20 years when the television came, we saw that after 20 minutes of television watching, your brain waves change into the pre-sleep condition while you are watching. Ir šitai yra žinoma jau daugiau nei 20 metų, nes yra ištyrinėta, kaip veikiamos smegenys yra televizorių žiūrėjimo, kad jau po maždaug 20 minučių tos bangos smegenyse tiesiog pasikeičia į tokias, kurios primena labiau miego būseną ar tokią prieš miego būseną. So if you do that for yourself, that will not give a damage. I think so. Tai žodžiu, jeigu patys tai daro, tai manau, kad jums jau tokios žalos nebus, tikiuosi. But if we may ask you, don't give that exposure to your little ones. Bet gal galėtumėm tiesiog jūs paprašyti, kad apsaugotumėt savo vaikus nuo tokio ekranų naudojimo. Not before their 7th year of life. Iki pat 7 gyvenimo metų. And I will serve the teachers here with a list of scientific books about just this problem. There is so much researched on this. Ir tyrimų So much. šioje srityje yra labai daug, tai aš to sąrašu būtent knygų, kurios išleista šią temą ir pasidalinsiu su mokytojais čia. These are not the anthroposophists who are so sharp against this. No, the scientific community knows it. Ir čia nėra tik tai čia antroposofų išmislas ir kritika, tai yra būtent mokslo bendruomenės kritika. So that would be for me a form of cooperation, yeah? That you understand, what works in the life of a child, and that we help each other to make the best out of it. Tai čia manau, The kad health of the mental health of children, you should know, I said it in the beginning, in this moment is at risk. Tai manau, kad čia ir yra būtent bendradarbiavimas tarp mokytojų ir tėvų, kuomet mes kartu suprantame, gilinamės į tai, kas yra sveikiausia vaikui ir tai įgyvendiname. Ir nes žinome, kad psichologinė būsena šiuo metu jaunuoliuose yra krizinėje situacijoje. And if you help us, we have so wonderful instruments to hold our children healthy. Tai jeigu jūs mums padėsite, mes tikrai kursim kartu tas įrankius ir galėsim palaikyti vaikų sveikatą. Now, I could talk more, but I said after 3/4 of an hour, it is enough. So thank you for your attention, and I hope you will have a good time with your children here in the Waldorf schools. Thank you so much. Ačiū viskas. No questions or anything? Questions? No. That is so boring. No. What about the flu? The flu. Shall I tell you? Tai kaip ten buvo su to gripu? Yeah, okay.
It's because he asked it. Otherwise, I would not have done it. Probably you cannot understand it, but it is like this. Yeah, it's a nice story. It's a nice story. Yeah. It's a nice story. I will tell you. I will do it as short as possible. Here we have a human being, and we have learned from spiritual science that the human being is a fourfold being. Tai turim žmogų, žodžiu, ir žinome iš dvasios žinių, iš dvasios mokslo, kad žmogus susirada iš 4 narių. First, he is a body. Pirmiausia, tai yra kūnas. That body is penetrated by what we call the life force or life energy. That is an invisible energy, but that energy gives our health, gives a lot of energy that we can live. We call that the life energy. Taip, ir tada kūnas visas yra persmeltas ir pripildytas gyvybės, tokių gyvybinių jėgų. That life energy Tokios gyvybinės energijos. is penetrated by a second form of energy that is what we call the soul energy. Dabar visos tos gyvybinės jėgos yra persmeltos dar kitokios formos energijos, tai yra ta siela. Sielos Or energija. in the words of anthroposophy, the so-called astral body. Dar kitaip šitą antroposofiniais terminais būtų galima pavadinti astraliniu kūnu. Yeah, and inside that, but also around it, we have the identity. Ir galiausiai dar vienas paskutinis narys, tai yra ta tapatybė. The identity of a child, you should know, it's very important to know. The identity of a child is in the periphery, is peripheral. Ir kas svarbu žinoti, kalbant apie mažus vaikus, tai kad jo ta tapatybė yra išorėje, periferijoje. Therefore, we see often that little ones have something clairvoyant. Už tai galima They netgi see pamatyti. something what we do not see. Pavyzdžiui, Or they vaikuose- feel something that will happen, we have no idea. Galima atpažinti, kad jie turi kažkokią kaip aiškiaregystę, jie mato dalykus, kurių, pavyzdžiui, mes nematom. Jie turi kažkokius esančius išorėje. Now here you have this soul body, and this soul body has a very precise connection with these life forces. Taigi, turim tą sielos kūną ir jisai yra ryšyje su gyvybinėmis jėgomis. In that soul body, in that yellow part, is also our consciousness. Sieloje tenai, tam sielos kūne slypi mūsų sąmonė. And now there is in regard to the flu, it is this, that sometimes we have in this soul body weak places. Tai We čia dabar did not- susijęs su to gripu, We žodžiu, have not educated that well enough. kartais mes toje sieloje turim kažkokių tai silpnybių, galbūt ten nepakankamai jos išugdytos dar. And if there are openings in that soul body because our attention span, our awakeness is not complete present. Tai, žodžiu, If we have openings here, then these openings can go into the life forces, and the life forces are not waiting for that. And that gives us the flu. žodžiu, tai atsiranda tokių silpnų vietų arba tokių tarpelių, pro kuriuos, žodžiu, tada gali, pavyzdžiui, gripas keliauti tiesiai link gyvybinių jėgų. That is now the theory from spiritual science. Tai čia dabar tokia teorija iš dvasios mokslo būtų galima. Now I give you the practice. O duosiu jums dabar praktiškai. The practice is I have to walk from here to my car, but I have no coat. Tai pavyzdys būtų toksai, va, turiu nueiti iki mašinos, bet neturiu palto. I have to be careful that I do not catch a cold.
Ir turiu būti atsargus, kad neperšalčiau. So that is a moment of, hey, where I am, what I do. Taigi tą akimirką aš taip pabundu, aha, kur aš esu, ką If you dabar have darysiu. that, you have a good chance that you will not get a cold or not get the flu. Tai jeigu tokį turėsite momentą, yra daug šansų, kad jūs nesusirgsite gripu, neperšalsite. But the moment you run out of the building, you have to go to the car and you are not aware of whatever, then you have a chance that you catch a cold. Bet jeigu tiesiog išbėgi, čia be palto, nesvarbu varai link mašinos, yra daug šansų, kad susirgsi. It's a question of presence of mind. Tai čia, For this, not for the big diseases, but for the little ones. tai čia nėra kalba Nice, apie eh? visokias didžiasias lygas, bet tokias mažesnės lygas, tai yra grinai tiesiog Yeah. vidinės nuostatos ar būsenos reikalas. And I can tell you, you can train that. Ir tai šitai galima beje treniruoti. Now we go home. I asked the audience, do you want one more question? Yes. You sure? Yes. Okay. I want to ask about audio stories. About what? Audio stories, like Audio stories, yeah. it's, like fairy tales. My children love them. They could just listen for hours. Yeah. And in Lithuania, we have like those evening stories. They're usually like 10 or 15 minutes long. Yeah. And they just go on and on, like one after Yeah, another. yeah, yeah. Do you think it has like any consequence? Now, this Sorry, klausimas buvo apie audio, pavyzdžiui, pasakas, nes tikrai mes ir turime įvairiausių gražių įrašų ir pavyzdžiui, kaip yra, jeigu vaikai tiesiog gali jų klausytis ir klausytis valandas, tai kokią tai turi įtaką vaikams. Thank you for this question. It's a very good question. Geras klausimas. The fascinating point is that it's so fascinating. Make for yourself, and if you want the others to, make for yourself an experiment. And the experiment is, what is the impact on me if I see something or when I hear something? Pamanykim, galim pasidaryti savo tą eksperimentą, kaip mane paveikia tai, ką aš pamatau, arba tai, ką išgirstu. We make it a little bit dramatic. Šiek tiek čia dabar taip sudramatizuosiu. You hear, sorry, it's a simple, but you hear about a severe accident. Pavyzdžiui, išgirsti apie kažkokį tai siaubingą nutikimą, Or you see it, arba pamatai tą įvykį. do you see that the impact is total different? Ar That when you see the accident or the incident, that the impact is much stronger than when you hear it? galėtum pasakyti, kad, pavyzdžiui, tai, ką pamatai, arba tai, ką išgirsti, tai, ką pamatai, yra daug stipriau paveikia negu tai, pavyzdžiui, apie ką išgirdau. That means the audiobooks have not the same damaging impact as the screen. Tai reiškia, kad tos audio istorijos tikrai jų įtaka yra daug mažiau žalojanti negu, tarkim, ekranas. And it is for those who try to look farther than the horizon of this house a big riddle while the technology is so much drawn to screens. Ir čia tikrai tas klausimas tiems, kurie žiūrite šiek tiek plačiau, tai visgi kodėl technologijos taip stipriai remiasi ir išnaudoja ekranus. Yeah. Yeah, good question. Yeah, think about it. What you hear and what you see are different worlds and have a different impact. Tai pamastykime, tai, ką matom ir tai, ką girdim, visgi yra skirtingos dimensijos, turi skirtingą įtaką mums. But now we go home. Bye-bye. And thank the translator. Thank
They all understand though. Yeah.